Gyvenime būna toks momentas, kai žmonės keičia savo gyvenimo vietą, keičia gyvenimo būdą. Tai ir mums, ir mūsų šeimai, man ir Vytui vyrui, sugalvojom įsikelti iš Vilniaus gyventi. Reikia būtą parduoti, įdėjo vaikai skelbimą. Nu ir staiga taip skambutis, prisistatė aš Tadas, aš iš tokio, vienu žodžiu, iš Remax firmos, galiu jums padėti, jeigu jūs norite. Noriu pasižiūrėti jūsų būtą ir susitarėm susitikti. Ir jaunas jaunuolis, labai tokių smalsių, gerų akių žmogus. Jam buvo įdomu, ką aš kalbu. Man labai patiko, kad žmogus, jis kaip tik nori, kad žmogui viską, tam kitam, kuriam jisai nori padėti, jis nori padėti, kad būtų aišku jam, kad nebūtų kokio abejonių. Ir aš tokia dėkinga, mes gal porą valandų, kol, žinot, žmogui pirmą kartą susidūrus su šitokiais, su tokia rašliava ir tokia terminologija ir ten, vienu žodžiu, vertinimo kriterijais to būto, man buvo ir įdomu. Ir nežinoma, kol aš pati perpratau, jis kantriai man aiškino ir aš buvau jam labai labai dėkinga. Ir ką jūs manot, 1, 2, 3 žmonės gal, raktą tiesa dar, kam raktą palikti? Aš net nebejojau, tada sakau, mes jau kitur gyvenam, prašau, aš pasitikiu. Ir jis kažkaip tai pasitikė, taip pasitikiu, raktą atidavė ir aš buvau ramiai. 5 žmogus tada skambino, jau atsirado, kurį nori pirkti. O to tada pavardė Tadas Račkauskas, firma Remax. Ir linkiu, kuriam jis paskambins, kad nori parduoti būtą. Pažiūrėkite, mėtys, pamatysit, kokios jo akis, didelės ir tokios patiklios, geros akis, kad tikėkit, jis tikrai viską padarys, ką jūs norėsit, ir sąžiningai padarys. Tadai, sėkmės tam.